Sveiki. Šiandieną norėjau paimti sekančią temą, kuri vadinasi "Jis sugrįš". Kada? Manau, kad suprantame, apie kokį sugrįžimą šiandieną kalbėsime. Kalbėsime apie Jėzaus sugrįžimą. Taigi, įvairiais žmonijos gyvavimo laikais šeimos turėjo išlydėti vyrą, žmoną, motiną, sužadėtinį, sūnų, dukrą, seserį ar brolį, kurie išvykdavo į karą, ieškoti naujų vietų ar uždirbti pinigų. Likusieji namuose visada puoselėjo viltį. Jis sugrįš. Meilė skatina laukti ir ilgėtis išvykusiųjų. Prieš palikdamas žemiškuosius draugus, Jėzus davė jiems pažadą. Aš sugrįšiu. Nuo to laiko visi, kas jį myli, laukia jo ir jų meilė palaiko jų širdise šią viltį gyvą. Taigi, augant mūsų meiliai Jėzui, stiprės ir mūsų troškimas jį išvysti. Jono 14, pirmos 3 eilutės. Tegul neišsigąsta jūsų širdis. Tikėkite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Antraip argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Taigi, ką mes matome šiose eilutėse, ką Jėzus pažada savo mokiniams? Aš pabraukiau 3 eilutę, nes atsakymas į klausimą yra būtent joje. Jėzus sako, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Taigi čia mes matome vieną iš paskutinių Jėzaus pokalbių su savo mokiniais. Tai yra mokiniai, jie turėjo tokį savo įsivaizdavimą arba savo lūkesčius, kad Jėzus visada bus su jais, kad niekada jų nepaliks, nes jie suprato, kad Jėzus yra Mesijas, bet nesuprato, kokia yra to Mesijo paskirtis. Mokiniai manė, kad tas Mesijas turi juos išvaduoti iš Romos priespaudos. Ir įsivaizdavo Jėzų kaip tokį karalių, kuris atsisės į sostą ir jie kaip mokiniai karaliaus kartu su Jėzumi ministrų postuose ir valdys bei įsakinės žmonėms. Jie tokio Mesijo laukia. Ir kada Jėzus pradėjo kalbėti apie tai, kad turės juos palikti, jų galvose tokia kaip ir sumaištis atsirado. Kaip palikti, tai kaip dabar čia, ar jis išvaduos, ar neišvaduos savo tautą iš Romos priespaudos. Daug labai klausimų jų galvoje atsirado. Ir aišku, atsirado nerimas, kad jis pasitrauks, kad jis kažkur išvyks, jo nebebus. Ir Jėzus matė tą visą sumaištį ir tą nerimą kilusius mokinių širdyje ir jisai juos pradeda drąsinti. Jis sako, einu jums vietos paruošti. Sako, aš turiu išeiti, bet sako, kada nuėjęs paruošiu, sako, aš vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu. Matote, Jėzus žinojo, kokią jis misiją turi atlikti. Jie žinojo, kad jis yra Mesijas, kuris atėjo išvaduoti ne iš Romos priespaudos savo tautą ir visą žmoniją, bet iš nuodėmės priespaudos. Ir jis žinojo, kad turės būti nukryžiuotas ant kryžiaus, kad po 3 dienų prisikels, po to turės būti paimtas į dangų. Tai todėl, suprasdamas savo misiją, Jėzus ir pasakė šiuos žodžius tame kontekste. Sako, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu. Taigi, čia mes matome Jėzaus pažadą. Tada mokiniai nesuprato to pažado, ar ne, bet vėliau, kada skaitome Šventą raštą, mes matome po Jėzaus prisikėlimo, kada Jėzus jiems pasirodė ir vėl viską paaiškino, tada atėjo pas juos tas supratimas. Šiandieną, ką mums šiandieną tai reiškia šitie žodžiai?
Tai reiškia, kad Jėzus pažadėjo, kad jis sugrįš ir pasiims mus, jeigu mes save laikome tikinčiai žmonėmis, tai tas pažadas yra skirtas ir mums, kad Jėzus sugrįš ir mus pas save pasiims. Taigi, Jėzus davė pažadą sugrįžti ir pasiimti mus pas save. Tai yra antroji svarbiausia švento rašto žinia po pirmosios. Tai yra Jėzaus mirties už žmonių nuodėmes ant kryžiaus. Žmogus, kuris skaitydamas Dievo žodį pamato ir įtiki tuo, atranda savo gyvenimo prasmę. Biblijoje Jėzaus pažadas sugrįžti yra paminėtas 1518 kartų. Ir čia iš tikrųjų verta atkreipti dėmesį į mūsų gyvenimo prasmę, nes dažnai žmonės savęs klausia, ką aš darau šioje žemėje. Nejaugi kasdieninis darbas, namai, vaikų auginimas ir yra ta visa gyvenimo prasmė. Kada žmogus mąsto apie mirtį, jis pradeda nerimauti, o kas toliau po mirties? Koks tikslas yra pragyventi šį gyvenimą iki 60, 70, 80 metų ir paskui pasitraukti iš šio pasaulio? Atrodo, sunku suvokti tos dalykus, ar ne? Ir aš, kada buvau netikintis, man taip pat tie klausimai kilo. Tada aš galbūt taip daug labai nemašiau apie tai, nes buvau dar jaunas, bet šiandieną aš savo tą klausimą vis užduodu, nes mano gyvenimas jis eina po truputį į pabaigą, kaip. Jeigu Dievas duos, aišku, aš dar pragyvensiu kokį 30, 40, 50 metų, bet aš tą klausimą savo keliu. O kas bus po to? Ir ačiū Dievui, kad turiu šventą raštą, nes šventasis raštas man duoda atsakymą, kas bus po to. Bet dabar mes kalbame apie Jėzaus sugrįžimą, apie tai, kad nesvarbu, kas nutiktų su mumis po to, mes turime pažadą, kad Jėzus sugrįš mūsų pasiimti. Dabar ką apie Jėzaus sugrįžimą kalbėjo apaštalai? Pauliaus, paimkime laišką Tesalonikiečiams, 4 skyrius nuo 13 iki 18 eilutės. Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte, kaip tie, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo, atsives per Jėzų ir su juo. Ir tada jums sakome viešpaties žodžiais, jog mes gyvieji išlikusieji iki viešpaties atėjimo nepralenksime užmigusiųjų. O pats viešpats, nuskambėjus paliepimo arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausiai prisikels tie, kurie mirė Kristuje. Paskui mes gyvieji išlikusieji kartu su jais būsime pagauti debesysna pasitikti viešpaties ore ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais. Taigi Paulius čia kreipėsi į tikinčiuosius, kurie prarado savo artimuosius, kurių artimieji mirė. Ir aišku, tie žmonės, tie tikintieji, kurie savo artimuosius prarado, jie liūdėjo, jie sielvartavo. Mums visiems artimiausi šeimos nariai, ar giminaičiai, ar draugai, ar pažįstami yra svarbus. Ir kada mes jų netenkame, mes sielvartaujame. Ir Paulius, matydamas žmonių liūdesį, jisai juos drąsino. Sako, nenusiminkite, sako, aš noriu jums pasakyti tiesą apie užmiegančiuosius. Tai tie žmonės, kurie mirė, Paulius juos vadina miegančiais. Tai yra ta būsena mirties, yra vadinama miegu. Kodėl miegu? Dėl to, kad toliau Paulius kalba apie tai, kad nuskambėjus paliepimo arkangelo balsui ir Dievo trimitui, Jėzus nužengs iš dangaus. Tai yra vėlgi Paulius kalba apie viltį, apie Jėzaus sugrįžimą, kad jeigu žmogus miršta, arba jo žodžiais tariant, užmiega, jis turi viltį. Viltis yra tame,
kad Jėzus sugrįžęs į šią žemę šį žmogų prikels ir pasiims ten, kuris yra paruošęs jiems vietas, kaip prieš tai skaitėme Jono Evangelijoje. Ką apie Jėzaus sugrįžimą kalbėjo Jokūbas? Jokūbo 5 skyrius, 7-8 eilutės. Tad būkite kantrūs, broliai, iki viešpaties atėjimo. Antai ūkininkas laukia brangaus žemės vaisiaus, kantriai jį globodamas, kol sulaukia ankstyvųjų ir vėlyvųjų lietų. Ir jūs būkite kantrūs, sustiprinkite savo širdis, nes viešpaties atėjimas arti. Taigi mes matome, Paulius kalbėjo apie Jėzaus sugrįžimą, o čia Jokūbas kalba apie tai, kad Jėzus turi sugrįžti. Ir iš tikrųjų, jeigu taip skaityti visą Naująjį testamentą, mes matome, kad visame Naujajam testamente viena iš pagrindinių žinių, arba antra iš tų svarbiausių žinių šventajame rašte, tai yra Jėzus sugrįš į šią žemę. Jis tikrai sugrįžta, apaštalai apie tai labai daug visur kalbėjo. Ir Paulius, tas Jokūbas šiuose eilutėse taip pat kalba apie tai. Sako, būkite kantrus, sustiprinkite savo širdis, išlaikykite tikėjimą, nes viešpaties atėjimas arti. Taigi Petras. Ką Petras kalbėjo apie Jėzaus sugrįžimą? 2 Petro laiškas, 3 skyrius, 1-4 eilutės. Mylimieji, tai jau antras laiškas, kurį jums rašau. Šiais laiškais aš žadinu jūsų tyras mintis prisiminimais, kad atsimintumėte šventųjų pranašų, iš anksto paskelbtų žodžius ir jūsų apaštalų perduotą viešpaties ir gelbėtojo įsakymą. Pirmiausia, turite žinoti, kad paskutinėmis dienomis pasirodė šaipūnai, kupini pajuokos. Jie gyvens savo geiduliais ir kalbės, kur jo pažadėtas atėjimas. Juk nuo to laiko, kai užmigo protėviai, visa pasilieka kaip buvę nuo sutvėrimo pradžios. Taigi čia Petras kalba apie tai, kad vėlgi kalba apie šitą Jėzaus sugrįžimo viltį ir jis atkreipia dėmesį, kad tuomet buvo žmonių ir šiandieną yra tokių žmonių, kurie šaiposi. Sako, apie kokį jūs čia Jėzaus sugrįžimą kalbate? Petras sako, bus tokių žmonių, jie šaipysis. Ir klaus, kur jo pažadėtas atėjimas. Taigi matote, kaip ir anksčiau, taip ir šiandieną žmonės kalba apie Jėzaus sugrįžimą. Kodėl? Dėl to, kad tai yra parašyta šventajame rašte. Toliau kitoje eilutėje, 8-9 eilutėje Petras sako, tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas. Viena diena pas viešpatį yra kaip 1000 metų ir 1000 metų kaip viena diena. Viešpats negaišta ištesėti pažadą, kai kurie mano, o kantriai elgėsi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Taigi čia Petras atsako į klausimą, kodėl galimai Jėzus vis dar neateina. Parašyta, kad viešpats negaišta ištesėti pažado, o kantriai elgėsi su jumis, norėdamas arba trokšdamas, kad kuris nepražūtų, bet kad atsiverstų. Taigi, tai yra iš tikrųjų gera naujiena, nes jeigu šiandieną Jėzus sugrįžtų pasiimti mūsų, ar mes esam pasiruošę su juo susitikti? Kaip yra su mūsų gyvenimu ir su tais pasirinkimais, kuriuos šiandieną mes darome? Matote, Dievas mato mūsų pasirinkimus. Jis žino, kas vyksta mūsų gyvenime. Ir jis nenori, kad nei vienas žmogus pražūtų. Jis nori, kad kuo daugiau žmonių būtų išgelbėtų. Tad iš vienos pusės žvelgiant, rinkdamiesi nuodėmę šiandieną, mes atitolinam savotiškai Jėzaus atėjimą. Jėzus galbūt norėtų jau greičiau sugrįžti, bet negali, dėl to, kad nori mus išgelbėti. Todėl verta būtų pagalvoti apie tuos mūsų pasirinkimus gyvenime. Rinkimės būti Dievui ištikimi, šalinkimės nuodėmės, branginkime tai, ką Jėzus padarė ant kryžiaus. Jis numirė ne tam už mūsų nuodėmes, kad mes toliau nuodėmėse gyventume, bet tam, kad mes nuodėmėse nebegyventume.
Toliau Judas. Judas ne Iskarijotas, čia yra kalba apie kitą Judą, ne apie tą Judą, kuris Jėzų išdavė. Kai yra parašyta, išlaikykite arba išsilaikykite Dievo meilėje, laukdami mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinajam gyvenimui. Vienus, kurie abejoja, mėginkite įtikinti, kitus gelbėkite, traukdami iš ugnies, vėl kitų pasigailėkite su baime, bodėdamiesi net jų kūno suteršto drabužį. Tam, kuris gali išlaikyti jūs nenupuolusius ir savo šlovės akivaizdon pastatyti nesuteplus ir džiaugsmingus, vieninteliam Dievui mūsų gelbėtojui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tai būna šlovė, didybė, valdžia ir galybė prieš visus amžius ir dabar ir visais amžių amžiais. Amen. Taigi Judas taip pat kalba apie Jėzaus sugrįžimą. Matote, jau kalbėjo Paulius, kalbėjo Jokūbas, kalbėjo Petras, o dabar taip pat ir Judas kalba apie tai, kad laukdami mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžimo. Ir jis kalba apie tai, kad bus žmonių, kurie gyvens nuodėmėje. Ir Judas sako, traukite juos iš tos nuodėmės, padėkime jiems susivokti, kad tai, ką jie daro, yra pražūtinga. Traukime juos ir patys būkime atsargus, nesusitepkime tomis nuodėmėmis, tais pasirinkimais, kuriuos aplink mus žmonės daro. Nesusitepkime. Ką jisai toliau sako Judas, kad Dievas yra pajėgus išlaikyti mus nesuteptus ir džiaugsmingus. Kaip pajėgus yra išlaikyti? Per mūsų tikėjimą. Jeigu mes tikėsime Jėzumi Kristumi kaip savo gelbėtoju, jeigu mes tą tikėjimą savo puoselėsim kiekvieną dieną, mąstysime apie tai, kas buvo dėl mūsų padaryta ant kryžiaus, tai to tikėjimo dėka arba per tą tikėjimą Dievas galės mus sustiprinti. Atminkime, kad vienintelis kelias į gyvenimą be nuodėmės, tai yra per mūsų tikėjimą Jėzumi kaip savo gelbėtoju. Ką apie savo sugrįžimą kalbėjo pats Jėzus? Jono 6, 39-40. O mano siuntėjo valia reikalauja, kad nepražudyčiau ne vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutinėje dieną. Tokia mano tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tiki jį, turėtų amžinąjį gyvenimą. Todėl aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Taigi, matote, vėlgi Jėzus kalba šiose eilutėse apie prisikėlimą, apie prikėlimą. Tai yra parašyta, kad siuntėjo, čia Jėzus kalba apie Dievą, kurį vadina savo tėvu, ar ne? Matote, Dievo tikslas yra, kad kiekvienas žmogus būtų išgelbėtas. Dievas trokšta kiekvieno žmogaus išgelbėjimą. Dėl to ir buvo pasiųstas Jėzus į šią žemę, kad numirtų už mūsų nuodėmes, kad kiekvienas žmogus, kuris tiki Jėzaus mirtimi ant kryžiaus, turėtų viltį išsigelbėti. Bet mes žinome, kad ne visi bus išgelbėti, nes ne visi pasirinks tikėti tuo. Daug žmonių pasirinks atmesti Jėzų kaip savo gelbėtoją. Kodėl? Dėl to, kad žmonės nenori keisti savo gyvenimo, jie nori likti tuose nuodėmėse, nors Jėzus suteikia galimybę žmonėms gyventi be nuodėmių. Taigi Jėzus kalba apie prikėlimą. Mes žinome, kad prikėlimas įvyks tada, kada Jėzus sugrįš į šią žemę. Jono 5, 28, 29. Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą. Kurie darė gerą prisikels gyventi, kurie darė blogą prisikels stoti į teismą. Taigi mes turime Jėzaus pažadą, kad tie žmonės, kurie paliko šį gyvenimą, arba kurie mirė, arba, kaip sako patalai, kurie užmigo, tikėdami Dievu, tikėdami Jėzumi kaip savo gelbėtoju, atėjus laikui jie išgirs Jėzaus balsą ir bus prikelti. Tai įvyks tuo metu, kada Jėzus sugrįž į šią žemę. Ką apie Jėzaus sugrįžimą kalbėjo angelai? Apaštalų darbai 1, 9, 11. Tai pasakęs jiems, bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių.
Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai, baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tas Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų. Taigi čia šiose eilutėse yra aprašoma ta situacija, kada jau Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų, kada pasirodė mokiniams, jisai bendravo dar kurį laiką su mokiniais šioje žemėje ir tada pakilo į dangų. Ir mokiniai, žiūrėdami į kylantį Jėzų, ar ne, aišku, daug turbūt įvairių klausimų buvo mokinių galvose ir angelai tarsi atsakydami tos klausimus sako, tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate matę žengiant į dangų. Taigi, angelai taip pat duoda užtikrintumą, kad ta misija, kurią Dievas yra numatęs, ji yra vykdoma ir bus įvykdyta. Jėzus sugrįš į šią žemę taip, kaip jisai pakilo, mokiniams stebint. Klausimas, kaip manote, kada sugrįš? Kada Jėzus sugrįš? Tas klausimas turbūt yra visiems labai aktualus ir kada mes žvelgiame į krikščionybės istoriją, mes matome daug tokių momentų, kada įvairūs krikščionys, įvairios denominacijos bandė atrasti Biblijoje atsakymą, kokiu tiksliai laiku Jėzus sugrįš. Buvo labai tų daug bandymų ir tie visi bandymai buvo nesėkmingi. Ir labai daug žmonių nusivylė dėl to, kad Jėzus nesugrįžo, kada skirtingos denominacijos ir skirtingi tikintieji buvo numatę tas sugrįžimo datas. Bet ką sako pats šventasis raštas apie tai? Mato 24, 32, 36. Pasimokykite iš palyginimo su figmedžiu. Kai jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, jūs žinote, jog artinasi vasara. Taip pat visą tai išvydę žinokite, jog jis arti prie slenksčių. Iš tiesų sakau jums, nepraeis ši karta, iki visą tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei sūnus, o vien Tėvas. Taigi, mes matome Jėzaus aišku pasakymą, ar ne? Sako, tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino. Taigi, va čia yra tas užtikrintumas, kad nereikia bandyti nuspėti datų. Nes nėra tikslios datos šventajame rašte, kuri nurodytų, kada Jėzus į šią žemę sugrįš. Bet ką mes matome? Mes matome tam tikrus ženklus ir kitose Biblijos studijose mes tuos ženklus apžvelgsime. Dabar, kada žiūrime į šitą eilutę, ypatingai 34 eilutę, iš tiesų sakau jums, nepraeis ši karta, iki visa tai įvyks. Ar nekyla tam tikri prieštaravimai? Aha, bet ta karta jau praėjo, juk tie žodžiai buvo pasakyti dar Jėzui esant gyvam, kada jisai su mokiniais kalbėjo, tai buvo maždaug prieš 2000 metų. O per 2000 metų praėjo iš tikrųjų labai daug kartų. O čia jau sako, nepraeis ši karta, iki visą tai vyks. Kaip reikėtų suprasti šitą eilutę? Na, reikėtų išsiaiškinti, ko mokiniai iš tikrųjų Jėzaus klausė. Pažiūrėkime truputį keletą eilučių anksčiau, koks buvo pokalbis Jėzaus su mokiniais. Išėjęs iš šventyklos, Jėzus keliavo tolyn. Čia priėjo mokiniai, rodydami jam į šventyklos rūmus. O jis pasakė, ar matote visą tai? Iš tiesų sakau jums, čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Kai jis atsisėdo Alyvų kalne, priėjo vieni mokiniai ir klausė, pasakyk mums, kada tai įvyks ir koks tavo atėjimo į pasaulio pabaigos ženklas. Taigi, ko mokiniai klausė? Aš pabraukiau žemiau esančią 3 eilutę.
Mokiniai klausė, pasakyk, kada tai įvyks ir koks tavo atėjimo į pasaulio pabaigos ženklas. Kiek klausimų mokiniai paklausė? Mokiniai paklausė 2 klausimų. Kada bus sugriauta šventykla? Tai yra, kada tai įvyks? Kas įvyks? Kada bus sugriauta šventykla? Ir kitas klausimas, koks bus Jėzaus atėjimo į pasaulio pabaigos ženklas. Taigi mokiniai paklausė 2 skirtingų klausimų. Taip. Mokiniai, tai yra, klausdami šitų 2 klausimų, mokiniai abu klausimus susiejo su vienu įvykiu. Tai yra Jėzaus kaip Mesijo valdymo pradžia. Jie norėjo sužinoti, kada tai įvyks. Tai jie manė, kad Jėzaus valdymo pradžia, į Jėzaus valdymo pradžioje bus sugriauta šventykla. Jie susijo viską į vieną. Bet Jėzus, atsakydamas į tos 2 klausimus, atsakė juos kaip į 2 skirtingus įvykius istorijoje. Sakydamas, iš tiesų sakau jums, nepraeis ši karta, iki visa tai vyks, Jėzus kalbėjo apie tai, kad jo karta matys šventyklos sugriovimą, kuris įvyko 70 mūsų eros metais. Kada Jėzus apie tai kalbėjo, jam buvo apie 33 metus. Jis žinojo, kad už maždaug 37 metų Tito vadovaujama Romos armija apsups Jeruzalę ir sugriaus šventyklą. Todėl jis ir sakė, kad jo karta tuos įvykius pamatys. Apaštalas Jonas, kuris vienintelis mirė savo mirtimi, tuos įvykius išgyveno. Kas liečia mokinių klausimą, koks bus tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas, tai atsakydamas Jėzus kalbėjo apie kitą įvykį, nors mokiniai to nesuprato. Kaip ir minėjau, jie susiejo viską su vienu įvykiu. Abu klausimus susijęjo su vienu įvykiu. Taigi Jėzus kalbėjo apie kitą įvykį, kuris įvyks vėliau, po šventyklos sugriovimo. Taigi mokiniai užduodami 2 klausimus turėjo omeny vieną įvykį, Jėzus atsakydamas į juos turėjo omeny 2 skirtingus įvykius. Toliau kitas klausimas iš Mato 24 skyriaus 32-36 eilučių, kuris gali jums kilti, tai tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei sūnus, o vien tik tėvas. Tai kodėl Jėzus nežino tos valandos? Nes, daugeliu tikintiesiems tas klausimas neduoda ramybės, nes kaip Jėzus, atrodo, viską turėtų žinoti, jisgi buvo Dievo sūnus. Ir mes žinome, kad jis taip pat yra ir Dievas, kas tom tiki, ar ne? Tai kaip čia dabar gali būti, kad Jėzus to nežino? Ir tarsi tada tokia mintis ateina, kad, jeigu nežino, vadinasi, jisai nėra Dievas. Tokių išvadų galima prieiti. Aš noriu, kad mes atkreiptumėm dėmesį į kelias eilutes. Tai yra Filipiečiams 2 skyrius nuo 3 iki 8 eilutės. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite, kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Jis, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Taigi, kokią informaciją mums suteikia šios eilutės? Parašyta, kad Jėzus, turėdamas Dievo pavidalą, tai yra, Paulius kalba apie tai, kad Jėzus buvo Dievas. Turėdamas Dievo pavidalą,
apiplėšė pats save. Kaip tas apiplėšimas įvyko? Tai yra, jis priėmė tarno pavidalą, tapdamas panašus į žmones. Tai yra, jis priėmė žmogaus pavidalą. Tai yra, būdamas Dievas, jisai nužengė į žemę, priimdama žmogaus pavidalą. Aš suprantu, kad gali daug klausimų kilti, kaip tai įvyko, pabandyti išsiaiškinti. Na, bet to dalyko, kaip Dievas įsikūnijo į žmogų ir atėjo į žemę, šventasis raštas laiko kaip ir paslaptimi, kurią žmogiškam protui yra labai sudėtinga suvokti, o galbūt ir neįmanoma suvokti. Taigi, sutikdamas ateiti į šią žemę ir priimdamas žmogaus pavidalą, Kristus savanoriškai apribojo savo dieviškumą, apribojo savo žinias ir savo galią, prisimdamas ribotą žmogaus prigimtį. Taigi, būdamas žemėje, Jėzus turėjo taip pat ir žmogiškąją prigimtį, kuri savotiškai jį apribojo. Todėl jis negalėjo žinoti visko, nes jis turėjo žmogišką prigimtį, jis buvo žemėje apribotas. Jis nebuvo toks kaip dangui, kada turėjo dieviškumą, kada buvo Dievas. Tai aš matau tame matau, kaip sakant, paaiškinimą, kodėl Jėzus tos dienos nežinojo. Jėzus siekia, kad jo gyvenimas šioje žemėje būtų pavyzdys, kaip mes turime gyventi. Kad šioje žemėje jo tarnystė būtų mums pavyzdys, kaip mes turėtumėm tarnauti. Ir kad šioje žemėje jo tikėjimas būtų mums pavyzdys, kaip mes turėtumėm tikėti. Taigi, ką Jėzus būdamas šioje žemėje, jisai parodė, kad viską, ką jisai daro, gali daryti ir žmogus. Nes Jėzus pasitikėjo Dievu, jis turėjo labai glaudžius santykius su dangišku tėvu, taip ir mes, turėdami tokius pat santykius su dangišku tėvu, mes galime daryti tos pačius darbus, kuriuos darė Jėzus. Jo, taigi baigiu šitas Biblijos studijas. Norėjau paklausti mūsų, ką išsinešime iš šitų Biblijos studijų. Aišku, galite atsakyti savo mintise į šitą klausimą, o jeigu norite, galite pasidalinti taip pat komentaruose žemiau po šituo video, kurį aš įdėsiu į YouTube. Tai vat, lauksiu jūsų komentarų ir sakau jums sudiev iki sekančio karto.